kitaip nebus prasmės gyventi. O kai užmirši, irgi nebus prasmės. Senelė, užmirši vaistinę ir skambalėlį virš durų. Durys atsiveria, dzink. Užmirši ir tvarsčius ant jo rankų. Jis ateidavo į mano tėvo vaistinę, kad jį gydyčiau. Tėvas sakė, o, Jaunikaitis, čia ne ligoninė, čia tik vaistinė, eikite pas daktarą. O paskui palikdavo mus vienus ir aš perrišdavau bintą ant jo plaštakos. Jis tyčia jam nusidegino, kad galėtų ateiti. Nebeteik, aš tave užmiršau. Nebeteik, užmiršau. Senelė, gal negalima. Užmiršau, nebeteik. Negali. Apsivilk šitą. Gerai? O dabar galime įgulti. Nesirūpink, aš gerai miegu. Apsivilk dabar. Būtinai dabar? Dabar. Gražiai. Jis tavo? Jis tavo. Dovanoj. Ačiū. O dabar galime įgulti. Galim. Kokia tu graži. Įsimylėjusi. Bet tu užmirši. Senelė, užmiršiu. Eik. Ačiū, Golda. Milda, Golda tai tu. Ne, Golda tai tu. Gerai. 127. 128. Užgesink šviesą. Būtinai. 130. Užgesink šviesą. Užgesinau. Ana, taip, skambalėlis virš durų. Nejau negirdėti. Girdžiu, senelė, girdžiu. Laban. Ką? Eik. 134. 130. Andriau. 136. Vakar mano 115, pasistengiau ir nereikia tiek laukti. Kas čia? Žaizda, pasikėlė, kai krūvys pusę piršto net ir kraujuoja labai. Ką pasidarei? Kelink, reikia pakeisti tvarstį greičiau. Kur žaizda? Atsargiai grėsi. Kur? Dešinėje. Nėra jokios žaizdos. Kaip nėra? Nėra. Nėra. Kodėl tu apsirišai galvą ir tau skauda ranką? Nieko man neskauda. Nauja suknelė? Sena. Nemačiau. Matei, panašu. Gal? Užgesinsiu šviesą. Nereikia. Reikia. Milda, aš daugiau nebežaisiu. Prašau paskutinį kartą. Tu, Milda, tu nebolda, padėk tą suknelę. Prašau, dar kartą. Aš noriu mylėti taip kaip ji. Tai kvaila, tu ir taip gali mane mylėti. Tu, Milda, aš amžius ir nereikia jokio karo. Nes tu normalus 21 žmonės gyvena savo gyvenimą. Aš nemoku mylėti taip kaip ji. Milda nemoka taip mylėti. Moka. Prašau, aš sutvarsiu tavo ranką. Tu nusideginai tyčia. Kad galėtum ateiti mano tėvo vaistinę, kad aš to neperėčiau. Mano rankos sveikos, gana. Čia nėra jokio tėvo. Tavo tėvai užsienyje.
Tu gyveni su silpna protė, senelė, kuri užkeitė tave savo liguisto paprašymu. Pakentėk, tu išgirsi. Nori, gali būti mano tėvas. Šaukant manęs, nieks sakytų, kad aš bjauri pasileidžiu perpratė. Dabar tu mano tėvas, ateini į vaistinę, kur aš tarpu jam ranką. Muš mane, kirs! Aš nesu ir nenoriu būti tavo tėvas. Aš niekada tavęs nemušiu. Nesvarbu, galiu mušti. Aš myliu Mildą, ne jokią Goldą. Aš noriu, kad būtum pasisirk. Pogalas, aš noriu būti savimi. Tu nieko nežinai. Ir nenoriu nieko žinoti. Aš tau papasakosiu. Jau pasakoju. Tavo senelė karo metu mylėjo Putiną. Kuri žuvo? Senelė išprotėjo iš meilės, na ir kas? Aš tau net viską papasakoju. Papasakok geriau apie save. Gerai. Aš žydė. Tu Milda. Taip, aš Milda, bet aš žydė. Ir mano mama žydė. Ir mano senelė Golda žydė. Ir ji mylėjo lietuvį. Ir tai tavo senelės istorija. Tai ir mano istorija. Dukra. Ne. Prašau, greičiau kai tėvas ateis. Tu žydė? Rimtai? Kosti. Aš Andrius. Tu neturi vaizduoti. Užtai tu jos turi per daug. Tau skauda. Ne, man nieko neskauda. Ir iš vis man įgrįžtų tos blogas istorijos. Bet aš tau nepasakojau apie Goldą statybas. Dievo seseris. Sara ir Efraimą. Kartais jos su mumis švęsdavo šabą. Penktadienio vakarą, saulei nusileidus, jos užrakino. Motina uždėdavo prašiausią staltiesę, uždėdavo žvakes. Kartą per savaitę man atrodydavo, o namai gyvendavo nelaisvės. Milda, nereikia ką. Įsivaizduoju, tau nieko nereikia daryti, tik žiūrėti mane. Aš tau pasakosiu. Matyk tą pasaulį, kurio nebėra.
pasirink ir susidėk į dėžutę. Aš nejuokauju. Tavo vaistinė kiek buteliukų. Va tas užsaiktas nuo ko? Kam? Šlapimas. Kam? Parduosiu. Kas kaip pirks? O kam reiks gerų šlapimo tyrimų, tas ir pirks. Gal girdėjai, kaip laikosi senasis Kacmanas? Mirė. O žmona Halė, ką jie veikia? Mirė. Žmona mirė? O vargė. O ką veikia vaikai? Visi mirė. Negaliu patikėti, kad ėmė visi ir numirė. Klausykit, sesuo. Kai aš maldau, man visi mirė. Mažiau valgyti. Manai daugiau gyvų. Pilvas pažastis, pasižiūrėk. Čia pilvas? Čia brangiuoji ne pilvas. Čia nervų kamuolys. Teta Rachelė, o kodėl jūs neištekėjote? Kad niekas nenorėjo imti. O tu visų paklausai. Vėlėlį, gal jau gana? Kodėl gana? Viskas, kas vyksta šabų dieną, turi teikti malonumą. Nejau tau teikia malonumą šaipytis iš savo seserų. Nepergyvent, brangioji. Mes prie jau seniai pripratę. O ką veikia jūsų vyriausiosios, Rima ir Frida? Studentų iškymai? Per šabą? Ai, jaunimas, brangioji. Jos labai tikinčios. Jos taip nuoširdžiai pasimeldė, kad ten, kur dabar jos yra ne šabas, o antradienis. Kaip tai? Labai paprastai. O, kartą ateina, kartą susiginčia kunigas ir rabinas, kieno Dievas galingesnis. Kunigas sako, vieną kartą jūroje mane ištiko baisi audra. Laivas būtų sudužęs. Bet aš pasimeldžiau ir Dievas padarė stebuklą. Visur audra, o ten, kur laivas ramu. O aš kartą per šabą, sako rabinas, einu gatve ir randu piniginę su pinigais. Ką daryti, galvoju, šabas negaliu pasirinkti ir jos paimti. Tada pasimeldžiau ir įvyko stebuklas. Visur šeštadienis, ten, kur aš antradienis. O tu žinai, už ką kaimas akademių žodžiu? Na, Už tai, kad pasaka senus anekdotus. O man tai keista. Kodėl jūs abu dukterys studijuoja stomatologiją? Nejaugi Lietuvoje neliko kitų profesijų? žinai, Sara, Lietuvoje labai daug darbų. Golda, o kur tu mokysies? O tu, Golda, negerk dar paštos arbatos. Sprauk šlapimo pusnėrams ir tik įsikojas. Vėlėlį, kas tu žinai? Man šiandien gera. Dievas ilsisi ir aš ilsiuosi. Dievas mane myli, aš jį. Kodėl nepajuokau? O, jeigu šabų dieną nekelsi kojos iš namų, mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais. Jei šabų dieną laikysi žavesio diena, viešpatie šventą dieną šlovinga. Jeigu švęsi ją, eidamas iš namų ir neužsiimdamas, kas tau naudinga, ar neleisdamas tuščiai laiką, tada tu švęsi viešpatie. Tada aš pakelsiu tave virš žemės aukštumų, pamaitinsiu tavo tėvo Jokūbo paveldą. Taip, kalbėjo Dievo, tai buvo Dievo. Beje, Golda, Sara, kiek jūs turite? 120. Sudėk. Jau sakai. Na, kad kakinių skaičių neįžiūrė. Bet visgi, kokia gėda! Halos vaikas gimė prieš vestuves. Nu, kokį čia gėda? Iš kur tas mažas galėjo žinoti, kad tai tos vestuvės? O man, pavyzdžiui, tai tikrai gėda. Ko tau? Nu,
Gal susirgai? Na, nebūk tokia rimta. Žinai, anąkart mačiau, kaip 2 valandą nakties iš tavo namų daktaras išėjo. Oi, Sara, bjauru klausytis. Iš tavo namų kiekvieną rytą karininkas išeina. Aš nesuku, karas prasidėjo. Užeikit neužrakinta. Prašom į vidų, negi jūs galvojate, kad per šabą bėgėlis jums ir duris atidarkėjo. Aš Kostas. O aš ne. Aš nusideginau ranką iki daktaro, tai pamaniau, gali vaistinę. Čia nedidelis darbas, tik ranką perėšti. Šiandien laikinė šabas. Žydui negalima net nedidelių darbų imtis. Taigi šiandien Benis Taicas ilsisi Dievo savo žmonos, savo jauniausios dukters ir savo seserų draugijoje. Atleiskit, sutrukdžiau. Bet Golda gal ir galėtų tau padėti. Bet ar Goldai ne šabas, kas bus kaip pažys 10 Dievo įsakymų? Oi, dar liks dėlyti. Gal aš ateisiu, kai dirbs vaistinė? Pavojus gyvybė yra svarbiau negu šabas Golda. Tiek jau. Nereikia, nemiršti, viskas gerai. Aš kitą kartą. Jaunikis? 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 Neblogas, bet neminčioja. Tikrai? Visą laiką? Nepastebėjai. Ne, tik taigi kalba. Jaunikis. Jaunikis. Nu, tai eis. Tai ko pabėgai? O ką turėjau daryti? Gal laukti, kol tavo šeima mane liežuviais užplaks? Aš nespėjau sutvarkyti tau ranko. Nenoriu. Ateik dar kartą. Jau buvau. Šiaip ateik. Ateik iš mano seserį. Tu jas jau pažįsti. Tu neturi jokių seserų. Jos nėra Frida. Įsimylėjusi. Vaikiną iš geležių traukiamis. Kartais į mane net nešiok jam raštelius. Niekada nesakyti ir nežinau. Aš juos perskaitau. Atplėšiu. Perskaitau. Ir vėl užkliu ir nieko nesimato. Nori? Gali šį kartą tu nunešti jam raštelį. Bus linksma pamatysi. Aš ne paštininkas, tik nešys ir nebus išvežiotojas. Vidurinioji riba. Vaikai žaidžia škupatas. Kartu nepriešti, o laimėjau. Galvojau, kad jis ją užmuš. Niekada nemačiau jo tokio rimto. Su savo anekdotus užmiršo. Nori? Gali sužaisti su ją partiją. Tai gal ir pokė. Ar tik poką. O gal aklą vištą? O gal dar šį vakarą žolės žaidimą varžybas surenksiu? Prašau. Ateik į dirbs vaistinę. Aš tavęs laukiu. Aš žinai, kaip tavęs laukiu. Žinau. Tu Kostas. Ateini pas Goldą. Ką aš sakau? Nieko. Moki kokį žydišką anekdotą. Papasakokį mano tėvą. Jis mėgsta jaukus. Graželis?
kartą sugijo. Dar Gydymas nereikalingas. porą kartų reikėtų perrišti. Išeik. Mums reikia vyriškai pasikalbėti. Čia dabar maldu. Ponia, tai čia tęsi, man tik ranką perrišti. Ui, baik. Ar žinai, kas yra žydiška laimė? Tai trumpas laiko tarpas tarp žydiškų nelaimių. Tai va, aš jums sakau, kokią laimę turėti Kristų tikėjusių dukteris, dvi netekėjusias seseris ir vieną žmoną ištekėjusią Dievas. Tai kaip ten... Va! Atsimeni. Susitinka kartą žydas ir lietuvis. Lietuvis nešasi tris laikraščius - lietuvišką, rusišką ir žydišką. Koks tu inteligentas, sako žydas. Ir visom tom kalbom skaitai? Ne, sako lietuvis. Lietuvišką pavardau reitais. Į rusišką vynioju silkę, o rusišką nešuosi į tualetą. Žydišką nešuosi į tualetą. Ateiškai. Ui, sako žydas, tai tavo užpapilis greit už galvą protingesnis bus. O kartą Kauno rabinas per Šafyrą važiavo traukinyje su jaunu kunigu. Abu maloniai pasišnekučiavo, dvasingai, kaip ir dera tokiems žmonėms, o išalkę kiekvienas ėmė krauti savo kelionį maistą. O kunigas atpjovė pilnai lašinių ir pasiūlė rabinui. Rabinas susiraukė. Ui, žinote, žydų kiaulienos negalima. Ak, tai, duomokite, buvau pamiršęs. O gaila, lašinukai tokie skanūs, toks malonumas. Nu, atvažiavę į vietą, mandagiai atsisveikina, o rabinas atsako, likite sveikas ir perduokite geriausius mano linkėjimus žmonai vaikučiams. Ką jūs pasipėjo kunigas? Jūs žinote, kad katalikų dvasininkų negalima turėti žmonos, jis privalo laikytis celibatą. Ak, taip dovanokite, buvau užmiršęs. O gaila, turėti žmoną ir vaikučių toks malonumas. Toks malonumas. Taigi, toks malonumas. Taigi, vaikė, tau jau laikas būtų vesti. Galbūt. Nu, nesaugu daždamas, ką ir sakyti. Tu vaikinas, rimtas, doras, arba nebijai palinkėti, man, ką kalbėti. Turiu aš keletą nuodatų. Visos gražuolės, protingos, mokyklos, protingos. Jausmo prileidoti. Bet visos jos turi vieną trūkumą, visos jos žydės. Kokia laimė. Taigi, aš ir sakau, nebevaikščiau čia daugiau. Bet pona Taikis. Nereikia, supranti. Visiems būtėjo. Bet kodėl? Lietuvis. O aš ne. Tai va, skirtingos tos mūsų veislės sveikinė. Kitokie mes vadinasi svetimi. Nesvetimai man. Tai argi tikėjimą keisti žadi, judaizmą žinimsi. Ui, baig. Dėl barzdos ožiais rabinu netampa. Tai ką man daryti? Užmiršti. Meilė tai neskula paskambės ir užgėrės. Paskui pats man veikos. Bet pona Taikis.
Be 15:05. Ką? Klausai, kiek kalbų. Tai... Supranti, jei būčiau iš karto pasakęs, mes būtume įsikalbėję. Aiškėtų, kad tu puikus vaikinas. O aš, kaip padorus žmogus, turėčiau pakviesti tave taurelės. O aš turiu jauną gražią duktę. Ir tu turbūt būtum ją sudėliojęs. Ir kaip padorus vaikinas norėtum vesti. Taigi aš ir pagalvoju, ką man reikia žento, kuris net laikrodžio neturi. Eik. Tavo eilė. Tai kokia proga, klausyk? Ne, bet tu man pasakyk, ar aš lobas? Ne. Tai gal žvairas, tu suprat? Baig! Tai ko jam trūksta? Tu žinai, ko jo nori? Ką žinau? Nu, aš irgi nežinau. Per šokius mailuoti tampuosi, kviečiu šok neina, kikeną savo. Jos gal šaiposi iš manęs, ką? Pamiršk. Kvaišos jos visos. Ne, bet tai kas ne taip, ko man trūksta? Gali pasakyti? Ne kvaišos tam galvos. Aš į bilietą į dieną nupirkau. O jie man sako, tu tik ūkininko patarėjas įsteigęs. Nu, prie pačio tas ūkininko patarėjas. Neieško ūkininkas įka. Čia supras per durnas, per mažai mokyklas. Bet tai gal aš geras žmogus, ką? Pasakyk man. Nu ir pasakysiu. Palitų tą kūpdėlą. Tai vaina savo. Ko čia tu mergos krauja, bet ne? Bet tai kodėl man? Ką aš durnesnis iš manęs? Ja. Tavo eilė. Ja. Bet tu man pasakyk. Nesnervuok. O, geriau paskaityk laikraštį. Kokį dar laikraštį? Nu, žiūrėk. Skaityk ir nesnervuok. Trimitas. O, dabar bus ne tik ūkininko patarėjas skaitęs. 1922 metai. Iš kur tokia makulatūra ištraukti? Ką žinau, naušuot, ir plėšimų pritėlių susivinau. Tai gerai, skaityk. Bus ne tik geras žmogus, bet ir apsiskaityk. Skaityk. Stop tu nuomonį. Nu gerai. Tu išgerk, o aš tave apšviesiu. Tavo išsilavinimas mano rankose. Tuoj padarysim iš jo inteligentą. Senojo Kauno bei Vilniaus šiukšlynai ir
yra šakos kultūringos Europos teritorijoje. O vyrai, čia apie Europos kultūrą. Kaip tik nelengvas likimas suskyrė lietuvių pasaulyje vietą greta su žydų. Priežodis sako, kažkuo tariamas supranta. Ir mes lietuviai nelyginam kas tariamas šuo, priprantame bemaž kasdien statyti savo gyvybę kojų žemyn į žydų sodybas. Tavo eilė. Klausyk, klausyk! Šią tai kultūrą pravest? Ar gali būti kalba apie kultūrą tos tautos, kurios gyvenamam vakare ženklus nuo purvo, šiukšlių ir smarvės netikmosios raitosi? Bedrai šakys ir veržiasi iš karto sušokti. Galvas svaigsta, nelyginant pragrandinti varliukas. Žydyk varlių, žydyk varlių. Kultūros vaizdas bus neteisingas, jeigu tai visos šitos chemijos nepridėsite dar tokių smulkmenų, kad Sofija Mihailova iš antrojo aukšto. Čia apie chemiją. Klausyk. Sofija Mihailova iš antro aukšto būtinai Puškiną jums ant galvos nakties skystimą. Čia apie Puškiną. Sofija Mihailova Puškiną reiškia pilą ant galvos. Nepažįstu šiokios Sofijos Mihailovos. O Vladimir Grigorij Stačyje Birželė nužudas ir prasmirdusias figūras geriausiame atsitikime dvokiantis kugelio liekanas. Auškiai, verda visus metą kaip kitomai, per kiaurą dieną knega ir stumdosi. Tai apie ką čia? Stumdosi šiukšlėtose gatvėse. Apie žydų sąsirą, apie ką? Europos solės ir gatvės lygiai tiek pat suskrekusios ir nusiskarmalavusios, kiurso literekšės purvinose krautuvėse, idiotų žvilgsniu lydėdamos kiekvieną praeivį. Nu, geras čia. Matai, sudraugo žydelį. Gerai žemė juos. Koks tai būgelis? Paskaitų toliau. Man gerklė žydo. Žydai išsigimstanti tauta, kuri tik įstumdos į kultūrą atveriančių žmonių tarpe, o pati nieko netveri ir visai nelinkusi tverti. Žydai jaudys gyvena Lietuvoje, bet nesutvėrė ne mažiausią daiktelę, kuris galėtų priminti jų buvimą šiame krašte, jeigu likimas juos išsidaryti priverstų. Žydams išsinešdinus, kokiam kaunete paliktų po jų mėško krūva, kaip palieka kvartį išvaręs gyvulius pūdimą. Gryna teisybė! Kada rašyta? O ne pats seno! Neįdomus man tie tavo žydai. Neįdomus! Inteligentui viskas turi būti įdomu! Aš tavo išsilavinimą galvoju, o tu neįdomus! Nu tai kaip ruošiesi ją sužadėti, a? Apie ką kalbėsi susitikę? Nori pridengti ją intelektų? Tai klausyk ir mokykis. Ir atsimink, kad mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs. Ką tu čia pėdi? Aš jam apie gyvenimą, jis mano kultūrą
Kieno? Nu tos tavo išgyvenimų. Liucija. Tai vat išskirs. Noriu jos vaisių paragauti. Pirma pagrauš šaknis. Kokia šaknis? Ne, nu tu tiksliai nebedarytas. Bet geras, ne? Geras. O gal dar kartą pabandyti? Gal pakvietė, kur nors pasivaikščioti? O tu žinai, kodėl žydai mūsų priešai? O gal apsimesiu, kad sunkiai sergu? Mirtina liga. Liko kelios dienos. Gal taip atsisveikinti? Susigraudėtų, kaip tu manai? O todėl, kad jie parazitai! Tu manai, kad aš žydą žemę atveju! Niekada! Jie niekada tikro darbo nedirbo! Tik sveknas pinigus čia! Nu dar! Degtinę pilstė ir su buvusiu sirgiu besniuką stumdė. O gal padovanosiu jam, apsidžiaugti? Kaip tu manai? Klausyk. Nu paklausyk. Aš tau apie rimtus dalykus kalbu. Aiškinu moksliškai. Aiškinu paprastai. Nu paklausyk. Kiek žydų iš palūkanų gyvena? Nu taigi skolina ir turtėja ir nieko dirbtavėja. Laikas eina, o žydų pinigai kapsi. Taip išeina, kad žydai pardavinėja laiką, ne? O laikas nėra žmogaus nuosavybė. Ir jo jokių būdų negalima pardavinėti už pinigus ir gauti pelną. Todėl žydai yra nusikaltojai. Nu ne žydė, ne asilė, ne žydė, ne koreimai, nei nori man kai tavo žydį nusibodė. Jo. Nebus iš tavęs profesoriau! Nebus! Aš stengiuosi. Dievas mato. Na. O tu čia ko visą laiką tyri? Apie ką? O mes čia temą išvystim. Nepastebėjai, ką manai apie žydus? Ką manai apie žydus, varzu? Aš negersiu. Tu nejuokas. Tu nežydė, tai netiesa. Tu Milda, nebus jokio karo. Tu nežydė. Tu nežydė. 133. 134. 335 uždusų. 136. Nebusi. Pasakyk, kaip juokauti. Kam tik juokauti, kam tik negražiai juokauti? Kodėl tu? Tavo plaukai kvepia. Kuo kvepia žydės plaukai? Valerijonais, kambaru, senųjų tepalų, 1000 buteliukų ir verštuvų. Eik, tavęs laukia. Niekas manęs nelaukia. Karas
Koks karas? Vokiečiai motociklai, sunkvežimių uniformos. Greičiau, žibėčiau. Jei sako, uosti. Tu dar gyvas. 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 Eik. Einu. Kostai, Kostai! Einu. Palik tame mažinį greičiau. Kostai! Kur tu pokai? Kiek galima laukti? Ko rėki? Sutrukė? Kas tokia? Kada parodysi? Varom greičiau! Varom! Kur varas? Darbo daug. Savanorių reikia. Moko varas. Rimto! Čia tavo mergai! Skaityk! Skaityk! Naujoji Lietuvos valstybė bus atstatyta pačios lietuvių tautos narių jėgomis, darbu, širdimi ir išmintimi. Žydai šios pašalinami visiškai ir visiems laikams. Naujai atsistačiusi Lietuvoje nei vienas žydas neturės nei pilietinių teisių, nei pragyvenimo galimybių. Tuo būdu bus atitaisytos praeities klaidos ir žydų niekšybės. Kas čia? Lydakinas garažų! Nu kas čia drugeliai? Žiūrėk, užratu! Matai, juodo ant balto! Ar tu matai? Prisiekime šimteriopai atkeršyti žydams ir komunistams už nekaltai išlietą mūsų piliečių kraują. Lietuviai, vaduokime tėvynę žydų. Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva. Kovotojai. Bet tai ką darysim? Už Lietuvą. Už laisvą Lietuvą kovosim. Komunistams žygnas atvardysiu. Žydams irgi! Ką žydam? Už tą patį? Na tai einam duoti. Einam aišku! Pokai! Keliai! Parūkokime, koštai! Turi cigarą? Duok. Geri, iš kur gavai? Pirkau. Iš žydo pirkai? Ar iš žmogaus? Iš žmogaus. Ne, ką žydelė. Kodėl? Matai, ne aš vienas kaip ūkininko patarėjas užskaitė. Tiems, kas nesuprato iš pirmo karto. Lietuviai, kas tik dar gyvas? Tu gyvas? Gyvas. Nekurčias? Kurčias. Tada gerai, klausyk toliau. Prisiekime šimteriopai atkeršyti žydams ir komunistams už nekaltai išlietą mūsų piliečių kraują. Lietuviai, vaduokime tėvynę žydų. Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva. Kovotojai. Ar aišku? Tai kas tie kovotojai? O čia dar parašyta. P.S. Šis pranešimas žodžiu ar raštu turi pasiekti tolimiausius Lietuvos užkampius. Klausyk, paaiškinti tam užkampiui, man jau nervai nelaiko. Lietuvos aktyvistų frontas. Frontas? Nu, tu visai šokia. Kur tu įlindęs? Čia tau taip nemina, kas kelgės išvykę, ką? Gal prisijung prie gyvenimo? Kokį čia šūdą, malą, galim paaiškinti. Klausyk, ačiū. Prie Kauno karo komendatūros formuoja tautinio apsaugos Tautinio apsaugos batalionai. Užsirašysi į kovą Gedimino gatvėje. Pasiimk dokumentą. Gal neisi? Tai aišku, eisiu. Kodėl aš? Nes aš lietuvis ir nekenčiu komunistų. O tai žydų? Gerai, užsirašysi, susieks. Atsimink, kad šautuvus bus.
žydų nekenčiu ir tavęs nekenčiu. Aš tavęs irgi. Kam tu man visą tai pasakoji? Kad žinotum. Aš nenoriu nieko žinoti, aš norėjau tik mylėti tave, ką tu padarei, kam? Viskas yra dabar. Dabar niekas tų žydų nebešaudo, padėjuojat. Aš nedėjuoju, aš tik pasakoju. Ar negalim šiaip pamukėtų pasakų? Aš tave myliu pogalais. Ar mylėsi, kai žinosi? Ką aš turiu žinoti? Kad tu žydė, jau žinau. Nežinai, tu nežinai, ką reiškia būti žydu. Eik po vėliau. Tau nešykštu? Kas? Bučiuoti žydę. Šlykštu. Dar ir kaip šlykštu. Ar tai nori išgirsti? Nori, kad tavęs net keščiau, gailėčiausi, užjaučiau, ko tu nori? Kad atsiprašyčiau. Už visus žydžius, už visą holokaustą, už tai, kad teko patirti tavo senelį, atsiprašau. Dabar jau galim toliau gyventi. Mano senelį teko patirti meilę. Už tai nieks neatsiprašinėjo. Aš tavęs nesuprantu. Išeik. Net išeik. Neįmanoma. Japonas laimingiausias, skausmai didžiausias, mažas giliausias. Kitų tautų nežudė, net nenaikino. Jie amžini kankiniai. Ir visi prieš juos kalti. Visi ir per amžius. Tu manai, aš tau neturiu ką papasakoti. Tada ir tu žinok. Mano senelis buvo nepriklausomas Lietuvos karininkas. Atėjus sovietams, bandė pabėgti į Vokietiją. Jį sugavo ir uždarė į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Ten įlupo darbus, vilko padus, laužė kaulus. Ir žinai, kas tai padarė? Ogi žydas enkėvetistas. Visą senelio šeimą išvežė į Sibirą, kuris su visais mažais vaikais prišalo prie barako naro. Trėmimo protokolą pasirašė žydas enkėvetistas. Prasidėjus karui, senelis tarnavo tautinio darbo apsaugos batalione. Už laisvą Lietuvą kovojo. Prieš komunistinį terorą. Kaip manau? Jo širdį buvo daug meilės žydams. Išeik. Ir išeisiu. Ir negrįšiu. Tu nužudei mano tėvus, nekenčiu tavęs. Būk tu prakeiktas, nutikęs. Nieko nesučiau. Aš myliu žudiką. Nužudykit mane, maldauju, sušaudė. Aš nebenoriu gyventi. Mano plaukai kvepia krauju, pelenai tobės dugnu. Būtum kalkėti riksmais ir baimę. Baimę! Bijau. Aš šalimus. Aš nieko nežudžiau. Dar ne. Vėliau. Aš prisimenu. Aš viską prisimenu. Aš nebenoriu, nebeteik daugiau. Maldauju, nebeteik klausti. Aš grįšiu. Greitai. Tai dabar į vaistinę. Kokią vaistinę? Kokią? Žydų aišku, laisvą! Ko tam? Areštuotim žydą. Taika vaistininką? Tai ne, Abromą. Tu jis ne komunistas. Nu koks skirtumas? O žydai, bolševikai, komunistai, visi jie vienodi. Visi siurbėjai. Tai kur po to? Po to pas ką planus? Įspauk, ne? Tu gal skirstam viską? Aš pastaisiu įsispausti, bus greičiau. Sakai, O vienas įtoloti. eik. Gal tikrai? Atvarykit prie štabo, paskui pagal instrukcijas. Gali padaužyti. Žyd? Tai aišku, ko čia žydo nemuš? Ir atsimink. Žingsnis į kairę, šūvį, žingsnis į dešinę, šūvį, vieną žodį, šūvį. Prieš tą nesusitiksi. Kur Golda? Pamitau, O nedaitsi, kur Golda? nesakysiu. Atėjau nesusijimti, ponia Daitsi. Ak šitai,
aš maniau į pasimatymą. Tai ko laukiam? Pasakykit, kur goldą ir aš pasakysiu, kad jūsų neradau. Ką tu man siūlai, vaikai? Sandėrį? Turiu išduoti savo dukrą. Ar tu pilno proto, vaikai? Nesulauks. Bėkit, kur galit, kuo greičiau blogai bus. Kam dabar gerai? Aš nejuokauju, Dievas man. Dievas irgi turi problemų. Ateina kartą žydas pas rabiną ir sako, Rabi, pagelbėk, nežinau ką daryti. Mano sūnus žada pereiti krikščionybę. Rabi, tu arčiau aukščiausio. Paklausi jau, kaip man elgtis. Rabinas pagalvojo, sako, neprižadu, bet pabandysiu, ateik rytoj. Kitą dieną šitas vėl pas rabiną. Rabinas tik atsiduso. Dievas pasakė, ir pridūrė, kad ir jo problemos panašios. Ir jo sūnus tapo krikščioniu. Ar turi kur pasislėpti? Spės. Samovarą užtaisiu, tuo žmona pareis. O goldą? Užmirškite. Pone Taiktai, aš noriu jį padėti jums taip pat. Geriau, kurį laiką nedarbuotumėt namie. Nesąmonė. Nieko blogo nepadariau. Jokiai partijai nepriklausau, ko man mąstyti. Raudoną vėliavą iškėlėt, kai sovietai atėjo. Rusų tanko su gėlė, pasitiko žmonės prisimena. Nu, geriau aš Stalinui vaistinę atiduosiu, negu Hitleriui kalbus. Jis juokauja. Aš atėjau jūsų suimti, ar jums juokinga? Ne juokinga. Aš ne komunistas pačiu. Čia gimiau, čia užaugau, čia sąžiningai dirbau, čia gimė mano dukros. Kur turėčiau kraustytis ir kodėl? Už ką? Jūs žydas. Visai galimas daiktas ir ką? Kad ir kur akmuo kristų, visada pataikys į žydą. Pats sakė. Gerai, pataikė. Vesk. Kur turi pristatyti? Ar ir turta? Turi konfiskuoti. Auksas, brangenybės, pinigai, papuošalai, tinka? Imk viską. Savo prakaitų uždirbau. Dukroms kraitį kaupiau. 3 gražuolės nuotakos namie. Nieko, nuotakos palauks. Imkim, geram žmogui nevaik. O tu ir gerą žmogų žinau. Mano akyse užaugai. Galima sakyti, pažįstamas salas. Pone Taiktai, apsisakymas. Visus žydų daugybė žmonės. Taip. Suprantu. Tu dabar valdžios įsakymus vykdė. Turbūt ir goldai įsakyta pasirūpinti. O aš toliau išneiris. Taiktai, aš nieko blogo jums neliu. Aš noriu jums padėti. Palauk. Tai ko tu nori? Suimti ar padėti? Aš... Tau spręs. Aš visas tavo valiu, su visais savo buteliukais. Ir visa tolesnė, realių Taikso biografija priklauso tik nuo tavęs. Net įrašas antapyje priklauso nuo tavęs. Gimė 1891. Čia tu nieko dėdas. Bet mirė 1941, ar ne? Tau spręsti. Matai, koks tu dabar galingas.